Šventės prabėgo nepastebimai, tad dabar turime šiek tiek daugiau laiko ir galėsime paeksperimentuoti. Šiandien gaminsime naminį keptą karbonadą, kuris puikiai tiks įvairiems sumuštiniams, bus skanus priedas įvairioms mišrainėms paįvairinti ir nuostabi šalta užkanda svečiui pavaišinti. Paprasta pagaminti, sutaupo mūsų piniginių turinį, o svarbiausia – mūsų pačių pagaminta ir labai skanu. Sveiki, brangus draugai! Malonu, kad mes ir vėl kartu. Ačiū už Dievijos palaikymą kanalo prenumerata, piršteliais ir nuoširdžiais draugiškais komentarais. Smagu, kai tarp mūsų yra atgalinis ryšys. Su ta puikia, geros nuotaikos gaidele šiandien ir ruošime puikaus skonio naminį karbonadą. Ir mums reikės kilogramo kiaulienos karbonado be kaulo. Aš dėja, tokios mėsytės be kaulo ūkininko vitrinoje neradau. Tai teko pirkti šiek tiek didesnio svorio gabaliuką, nes jis buvo su kaulu, kurį reikės išpjauti. Nesu mėsos išpjaustymų profesorė, tai teks pjauti taip, kaip moku, arba taip, kaip man išeis. Gal ir nelabai kokybiškai pavyks, bet svarbu jų galutinis rezultatas. O iš šio mėsingo kaulo ir nuopjovos, kuri man taip pat pasirodė nereikalinga, išvirsime puikią tirštą sriubą pietums, kuri sušildys žvarbę žiemos dieną ir suteiks energijos. Bet apie tai pakalbėsime jau kitame video. Nors kaulą išpjoviau taip, kaip man išėjo, galutinėme rezultate štai toks neblogas 1 kg karbonado gabalas man liko, nupjovus viską, kas šiuo metu nebuvo reikalinga. Karbonadui pasūdyti reikės 10 g paprastos rupios druskos ir 10 g nitritinės druskos. O kiaulienos prieskonių mišiniui sumaišyti naudosime džiovintą česnaką, kvepiančiuosius ir juoduosius pipirus žirneliais, lauro lapus, lygiomis dalimis kalendrą, kardamoną ir muskato riešutą, šiek tiek raudonėlio. Nitritinį ir paprastą druską sumaišome lygiomis dalimis ir gerai įtrinsime į mėsą, su meile ir negailėdami laiko. 1 kilogramui mėsos naudojame 10 g paprastos ir 10 g nitritinės druskos. Jei mėsos gabalas 1,5 kg, tai reikės 15 g paprastos ir 15 g nitritinės druskos. Žodžių kiekius paskaičiuoti labai nesudėtinga. 1:10. Šiek tiek daugiau informacijos apie nitritinę druską rasite mano kitame video apie keptą šoninę. Nuoroda, kaip visada, jūsų patogumui bus palikta infobokse. Druską labai kruopščiai įtrynė į mėsą iš visų pusių. Mūsų šedevrą labai gerai paminkome, pamaigome ir vyniosime į maistinę plėvelę. Plėvelės gailėti nereikia. Mėsą reikia apvynioti 3-4 sluoksniais. Na, o mano maistinė plėvelė turi fantastinę savybę. Ir visada, kai man jos labai prireikia, ji nusprendžia pasibaigti. Tai aš išeisiu iš šios nemalonios situacijos ir panaudosiu paprastą šaldymo maišelį, nes nieko nėra neįmanoma, tik reikia šiek tiek paeksperimentuoti. Šitai paruoštą karbonadą išsiųsime į šaldytuvą net 7-8 dienoms. Tik prieš išsiųsdami būtinai užrašykime datą, kada gaminys buvo paruoštas, kad nereikėtų galvoje laikyti nereikalingos informacijos ir pastoviai galvoti, ar jau ne laikas mūsų šedevrui į orkaitę. Kol mėsa šaldytuve atostogauja, galime sumaišyti prieskonius. Pipirus ir lauro lapus pertriname ir sumaišysime su likusiais prieskoniais. Dabar mes turėsime puikių prieskonių mišinį, kuris tinka visiems kiaulienos patiekalams gardinti. Todėl jo galima pasigaminti ir šiek tiek daugiau, o laikyti stiklinėme indelyje, kurį galime užsukti dangteliu, kad nepradingtų aromatas. Manau, kad jums 7 dienos pralėkė žaibo greitumu, o man teko kantriai palaukti. Mėsytė per tą laiką pasisūdė, subrendo ir įgavo gražų apetitą keliantį rožinį atspalvį.
nes naudojome nitritinę druską. Aišku, galime apsieiti ir be jos, naudoti vien tik paprastą druską, bet tada galutinis rezultatas bus kitoks ir iškepta mėsa turės šiek tiek pilkšvą atspalvį. Nors toks variantas taip pat valgomas ir yra neblogo skonio. Pasūdytą karbonadą gerai įtriname prieskoniais, nors galima kepti ir be prieskonių. Žodžiu, kas kaip mėgsta. Tik tada karbonadas neturės tokio puikaus aromato. O jei norisi parūkyto gaminio gaidelės, dar galima įtrinti kiaulieną ir šiek tiek rūkytos paprikos. Prieskoniais įtrintą karbonadą dedame į kepimo indą ir išsiunčiame į šaltą orkaitę, kur mėsa keps 70 laipsnių temperatūroje 1 valandą. Po to temperatūrą orkaitėje didiname iki 80 laipsnių, kur mėsa keps, kol bus mėsos viduje pasiekta 72 laipsnių temperatūra. Kepimo laikas priklauso nuo mėsos gabalo dydžio ir nuo jūsų orkaitės kaitimo savybių. Kai orkaitės temperatūrą padidiname iki 80 laipsnių, orkaitės maždaug porą valandų atidarinėti negalima, kad nebūtų temperatūrų svyravimo. O prabėgus porai valandų jau reikės kontroliuoti temperatūrą mėsos viduje. Mano karbonado gabaliukas, kol pasiekė 72 laipsnių temperatūrą, kepė 4 valandas. Iškeptą mėsytę dar karštą. Sandariai uždengiame ir padedame į šaltą vietą, kol atvės. Mano gaminys iškeliavo į lauko terasą, o pilnai atvėsęs parai į šaldytuvą. Kuo dabar didesnis bus temperatūrų skirtumas, tuo mėsa išliks sultingesnė. Po paros štai toks grožis, skonis ir nepakartojamas aromatas sugrįžo iš šaldytuvo. Dabar jau galima ir mėgautis. Karbonadas sultingas, minkštas, puikaus aromato. Atspėkite iš 3 kartų, per kiek dienų jis išgaravo iš mūsų namų. Nors tokį karbonadą gaminau pirmą kartą, manau, kad eksperimentas buvo sėkmingas. Šis receptas tikrai liks mano receptų knygoje, o taip iškepta mėsytė mūsų šeimos meniu. Rekomenduoju ir jums paeksperimentuoti, paragauti ir parašyti atsiliepimus. Na, o kadangi jau turime puikią šaltą užkandą, kuri puikiai dera su naminė ruginė duona, tai sekantis video bus vieno dėvėjo žiūrovo pageidavimu, pagal kito dėvėjo žiūrovo receptą. Taip, jūs teisingai supratote, tai gėrimas skirtas tik suaugusiems. Tad patikrinkite, ar įjungti varpeliai ir iki greito susitikimo. Belieka padėkoti, kad buvome kartu iki pabaigos. Puikios snieguotos žiemos, šiltų jaukių namų ir gražių akimirkų prie skaniais patiekalais padengto stalo. Iki.